Su laiku, kuo toliau, tuo mažiau tų mazgų yra, kurios sunkus spręsti. Nes jau tiesiog jie buvo išspręsti praeitį, suprantat, kažkokioje kitoje vietoje. Ir architektai gal daugiau jie yra suinteresuoti tą grožį padaryti ir jiem netaip rūpi ten tas statybos kaštais. Ir kaštai, ir kiek ten laikys, svarbu, kad gražu būtų. O užsakovas jau jisai žiūri, kad jau būtų ir gražu, bet kad ir laikytų. Esu dengęs PDM dangas, bet paskiau perėjom ant PVC. Tai mes montuojam nuolydžius 2 procentų. 2 procentų, tai reiškia į metrą sukilimas yra 2 cm. Atskirais atvejais galima montuoti ir didesnius, bet mažesnių negu 2 procentai tai stengiamės jau nedaryti. Todėl, kad paskui stovi vanduo kažkur tais. Tai gal tai nėra neleistina, bet tiesiog vizualiai nėra gražu. Bet jeigu padaro stačiau, tai dar geriau, greičiau nubėga vanduo? Taip, tik tai tada reikia daugiau nuolydinio polistirolo, tada didėja parapetai ir kuo didesnis nuolydis, tuo brangiau kainuoja. Į metrą 2 cm aukštėja, jeigu 10 metrų 20 cm pakyla, tai jeigu jūs darysite 4 laipsnius, tai už 10 metrų bus 40 cm. Tai įsivaizduokit, kokios tai yra ir sąnaudos medžiagų ir aplamai didėja pastato turis.